Sveiki sugrįžę Koto kanalą. Tai ką šiandieną mūsų laidoje matysite šalmo atnaujinimą, šalmo tuningavimą, kaip galim pavadinti. Taip nepagadinsim, tai dabar mes turim šalmą, tai čia yra fast šalmas ir jis jau turi apdangalą, turi ant nugaros, turi tokį krepšelį antsvoriam, jisai yra atviras. Tai ką mes padarysime, šitą šalmą biškį pabombinsim, užsidėsim visokiausius priedus. Dabar kokius mes priedus naudosim? Tai visų pirma dėkojam kanalo partneriams, radio ryšio sistemoms, bunkeris, bunkeris.lt ir Karo Tactical. Tai iš radio ryšio sistemų ką mes naudosim? Mes naudosim ausinių laikiklius prie šalmo. Dviejų tipų laikiklius, tai turim ant šalmo šoninius laikiklius ir turim laikiklius iš galo. Aš būtent montuosiu štai šituos laikiklius iš galo. Šitie ausinės ir laikikliai yra Irmor. Tada brolio naktinių matymo prietaisas su laikikliu ant šalmo. Tada turim iš Karo Tactical krepšelis antsvoriui ant šalmo, kurį irgi montuosim ant šalmo. Krepšelį keisime į krepšelį, kuris originaliai yra uždėtas. Kodėl? Paaiškinsiu. Tada naudosime iš bunkerio, naudosime Nextorch ant šalmo pašvietimą. Iš bunkerio lygiai taip pat naudosime maskuotę šalmą, šalmos maskuotės, kad sulaužytum šalmo kontūrus. Dar papildomas priedas iš radio ryšio sistemos, tai būtų PTT mygtukas, push talk mygtukas. Ir žinoma, dar šnekėsime apie Karo Tactical dėklą naktinių matymų prietaisų. Tai gerai, tai visų pirma pradėkime nuo pačio šalmo. Tai šalmas jau turi, kaip minėjau, originalo apdangalą ant šalmo uždėtas ir turi jau galinę kišenėlę antsvorim uždėti. Ir mes ją keisim. Kodėl aš ją nutariau keisti, nes jinai vis dėlto yra atviro tipo, jinai yra atvira. Ir aš tiesiog noriu pakeisti ją į uždaro tipo, kad galėtume ten įsidėti svarelius. Ir kad kažko nepamestumėm. Tai jinai labai puikiai nusima, tiesiog paima, nusima velcro ir turim jau šalmą paruoštą montavimui kitam dėklui. Dabar dėklą, kurį naudosime Karo Tactical dėklą šalmui. Štai toks gražus, jisai yra uždaro tipo. Dabar kuo jisai yra ypatingas? Vien todėl, kad jis jau yra uždaro tipo. Bet jisai lygiai taip pat turi štai tokius montavimui skirtus viduje, turi montavimui skirtus insertą vadinamą, prilipuką, tiesiog galim paimti jį uždėti. Dabar, kaip šnekam, kadangi mes montuosime ant šalmo naktinį matymo prietaisą, tai būtų laikiklis jam ir pats naktinį matymo prietaisas, kartu brolio laikiklis ir su visų J-armo, kuris taisosi prie naktinio matymo prietaiso, jisai sveria apie pusę kilogramų, tai 530 gramų, ne? Tai vis dėlto mes turime ant galo užsidėti štai tokį krepšelį, jeigu jo nėra, ir tada turime kažką į jį įsidėti, kad išbalansuotume šalmą, kad jisai tiesiog nekristų į man priekio. Įdomus faktas, kažkada teko su šituo būtent šalmu eiti ir valyti pastatus husarų batalione, davė savo naktinių matymų prietaisus, ėjom ir kadangi nebuvo jokių antsvorio ant galo, tai labai viskas krito į priekį, tiesiog buvo neįmanoma. Tai todėl mes turime atsverti visą naktinių matymų prietaisą ir tam panaudosime Karo Tactical štai tokį krepšiuką ir žinoma, mes turime kažką į šitą krepšelį dėti. Kai kurie nusprendžia dėti baterijas, dar lygiai taip pat Karo Tactical nebūtų Karo Tactical, jeigu nepagalvotų apie filosofiją, kaip gamina savo dalykas. Tai čia, kaip pasakyti, šitas paučas ant šalmo jisai gali būti naudojamas ir susidėti antsvoriui, kad atsverti naktinį matymo prietaisą, bet lygiai taip pat, jeigu neturime naktinį matymo prietaisų, mes jį nusimsim, mes galim kažką kitą įsidėti lengvaus, ar tai būtų, pavyzdžiui, kaip šovinių dėžutė. Dabar atsverti naktinį matymo prietaisą, kartais žmonės naudoja baterijas, bet vėlgi, dabar paaiškinsiu, kodėl aš to nedarysiu, todėl, kad būtent naktinį matymo prietaisui yra būtent brolio naudojamas, bent jau, aišku, galime naudoti kitas baterijas, bet aš naudoju ultra lithium baterijas, tai jos yra labai lengvos. Jinai viena baterija sveria 15 gramų, tai įsivaizduokit, kiek mes turim prisidėti baterijų, štai būtent į šitą krepštelį, didesnį krepštelį, kad atsvert visą naktinį matymų prietaisą, tai yra kosmosas. O lygiai taip pat Iš Karo Tactical mes gavome ir antsvorius. Tai vienas štai šitoks, jis yra dvigubos A baterijos dydžio
Jisai vienas sveria 70 gramų. Tai mes tiesiog galime paimti šitos antsvorius ir susidėti juos štai į šitas gražias tampres kišenėles. Pasiskaičiuosim, kiek mums reikia ir atsvers visą nakinį matymų prietaisą. Dabar judant prie montavimo, tai žinoma, jisai turi velcro, šitas krepšelis turi velcro ant galo. Jeigu mes jį tiesiog užklijuosime, atrodys štai šitaip. Ir jeigu susidėsime visus antsvorius, būtent į šį krepšelį, yra didžiulė galimybė, kad mes jį pamesime ir jis tiesiog gali nukristi arba užsikabins už kokios šakos, ar dar kažkas nutiks, tiesiog mes jį galim pamesti, ne? Tai mes to padaryti nenorim. Kartu būtent į šitą krepšelio komplektą Karo Tactical įdeda 2 vienetus jump cordo ir štai tokias ausytės, kurias mes galime panaudoti montavimui. Dabar šitos ausytės yra montuojamos būtent prie štai šitų varžtų. Varžtus įsukam, padarome štai tokią kilpelę. Padarom tokią kilpelę ir varžtas pereina per abidvi skylutes. Ir tada kišasi jump cordas. Tai ką, nieko nelaukus, atsisukam varžtus ir prisimontuojam kilpeles. Taigi, kaip minėjau, paimsim ir atsisuksime štai būtent šitą varžtuką ir pasidarysim savo kilpeles. Taip, pasimam kažkokį tai įrankį ir būtent čia mes atsukam. Aišku, bus šiek tiek sunkiau atsukti, bet ne problema, nes mes turime įrankiuką. Tai paimam ir tiesiog atsukam. Atsisukam šitą visą varžtą pilnai. Taip, ir padarome štai tokią. Paimam štai tokią kilpelę, šitą laikiklį, padarom kilpelę, kišam varžtą atgal. Ir štai gaunasi štai toks reikaliukas. Ir tada mes dedam atgal varžčiuką ir prisisukam jį atgal. Štai. Paruošta kilpelė, vienoj pusėje su jump cordu. Tada lygiai tą patį pasidarysime ir kitoje pusėje. Turim susimontavę. Gerai, sekantis mūsų žingsnis yra tiesiog prisidėti štai šitą reikaliuką ir mes tą pasidarysim. Paimam, tiesiog palyginam, pridedam ir turim užsidėję jau, turim uždėtą štai krepšelį. Krepšelis uždėtas. Taigi pas mus kilpelės uždėtos vienam šone, kitam šone, prisiklijavom krepšelį ir dabar turime štai čia prie šitą krepšelį turime štai 2 tokias skylutes, vieną čia ir kitą štai čia. Ir kaip minėjau, mes turime pridėtos 2 jump cordus. Tai ką darom su jump cordais, mes tiesiog kišam per ausytę, kurių buvo pritaisyta. Kišam per ausytę, tada kišame per vieną ausytę iš tos pusės. Čia vienas iš variantų, kaip galim prisimontuoti. Tai šitaip. Tada lygiai tą patį padarom ir kitoj pusėj. Vieną. Ir antrą, ir trečią. Tai taip. Ir tada, ką mes galim padaryti, mes galim tiesiog jas įtempti ir užsirišti. Padarom tempimą geresnį. Galim dar šiek tiek patempti save. Ir tada užsirišam. Dabar kokį mazgą dėt, jūsų reikalas, bet faktas yra tas, kad reikia dėti gerą mazgą, kad jisai nesirištų.
suveržiau. Manau, kad tikrai nieks čia nepabėgs. Turim kitą pusę, lygiai taip pat paimam, padarom geresnį tempimą. Padarom geresnį tempimą ir lygiai taip pat mes jį užrišam. Va, štai turim įsidėję krepšelį, jisai nenukris, nes turim palaikymą tiek šitoj pusėj, tiek šitoj pusėj. Dabar, kas eina į vidų? Dabar, kaip minėjau, eina štai būtent toks insertas ir mes galime štai va tokius, kaip minėjau, antsvorius įsidėti štai būtent ir čia. Dabar vienas iš pliusų yra, kad jeigu mes vis tiek, mes ne visą laiką nešiojam ant priekio užmontuotą naktinių matymų prietaisą, mes ne visą laiką nešiosim, tai mes tiesiog paimsim, nusiimsim, įsidėsim. Tai vienas pliusas yra tai, kad mums nelaužtų atgal, nes vis tiek mes esame įsibalansavę visą šalmą, kad mums nelaužtų atgal, mes tiesiog galime štai šituos antsvorius su šituo visų velcro paimti, išsikliuoti ir įsidėti kartu prie dėklo. Apie dėklą pašnekėsim vėliau. Aš dabar sudėsiu kol kas 3 antsvorius būtent čia ir jisai bus įklijuotas į vidų. Ir štai taip įsiklijuoja antsvoriai ir mes užsisame. Cool. Tai antsvoriai sumontuoti dabar ant priekio. Ką mes dėsime ant priekio? Tai ant priekio eis būtent brolio gamybos. Tai turim brolio krepšelį. Ant priekio montuosis laikiklis naktinių matymų prietaisui. Dabar ką mes čia turim? Čia yra visko, bet kas mums yra svarbiausia, tai yra naktinių matymų prietaisas. Brolis BPS 14 ir aš jau turiu prisisukęs vadinamą J-armą ir laikiklį, štai toks laikiklis ir toks J-armas, tiesiog šitas atsisuka, nusima laikiklis J-armas vadinamas ir jisai atgal prisisuka, ne? Tai čia jau yra uždėtas ir tada mes turime instrukcijus ir visą kitą ir turime štai tokį Raino, vadinamą Raino laikiklį. Dabar, kaip minėjau, štai šitas ir šitas kartu sudėjus sveria 530 gramų. Montavimas yra labai paprastas. Mes tiesiog paimam, įstatom laikiklį į šalmą, paspaudžiam mygtuką ir jisai užsideda. Atsilenkia, štai šitaip ir užsilenkia. Dabar čia priekyje turime štai tokią skylutę, į kurią ir montuojasi pats laikiklis. Susispaudžia ir jisai prisimontavo. Ir turime laikiklį. Tada čia galima, aišku, paspausti, reguliuoti atstumus ir visą kitą nusireguliuoti, ką mes vėliau padarysim, kaip viską susidėsim. Tai būtų štai toks labai paprastas montavimas. Dabar, kaip minėjau, būtent šitam broliui, tada galim jį atsiversti ir štai gavosi taip. Dabar šitas brolis naudoja Ultra Lion lithium bateriją. Tai jinai yra labai lengva ir plus jinai gali dirbti tarp labai šaltų temperatūrų, nebūti jokių trūkdžių, tai minus 40, plus gal 60 laipsnių reitingas yra baterijom, jos netrukinėja, neišsileidžia joks skystis, tai būtent kaip jūs naudojat iš tikrųjų brangią aparatūrą, tai šitas brolis kainuoja gal 5600 €, tai tikrai nenori dėti paprasčiausių baterijų, kurios gali laikui bėgant įsilieti ir sugadinti visas inventorius, tai būtent todėl Ultra High Lithium baterijos, kurios yra tikrai nepigios, jis yra šiek tiek brangesnis, bet būtent tokie aparatūrai tokias ir naudokit, ne? Gerai, tai dabar prie šitų dar sugrįšim montavimo epizodo paskui į pabaigą. Dabar sekantis dalykas, ką mes darysim, tai užsidėsime štai tokias ausinės būtent ant štai šito viso laikiklio ant šonų. Dabar ausinės, kaip minėjau, mes naudosim iš radio ryšių sistemos, tai yra Earmor M31, M32, tai yra antras tokios mano ausinės, jos nėra high-endinės, čia yra paprastos ausinės, tikrai įperkamas kiekvienam. Aš tai tokias turiu, naudoju šaudyklui, tikrai esat matę per video, man atrodo, čia yra lygiai tokios pat M1. Dabar, ką aš pastebėjau, yra šiek tiek pasikeitimai prie šitų ausinių, palyginant su šitas ausinės. Tai įsipakuokim, ką mes gaunam pakelį ir čia šitos ausinės yra iš radio ryšių sistemų. Ačiū partneriam.
Dabar mes jas įsipakuojam ir ką mes turim. Tai turim visą instrukciją, jos neprireiks, dėklas ausinėm ir turim pačias ausinės. Štai, ausinės ateina su mikrofonu jau, kad galėtumėm išnekėti per radiją, ateina su radijo jungtim, todėl čia yra, kaip minėjau, turim ir PPT, tai yra iš NATO į Kenmo 2 pinų jungti. Šitas įsikiša čia įsikiša į radijo stotelę ir galėsim šnekėti paspaudę mygtuką. Dabar mes jo nemontuosim. Tai pačios ausinės, dabar jos yra lygiai tokios pat ausinės, kaip turiu ir čia. Tik aišku, yra keli niuansai, keli pakeitimai. Šitas ausinės aš buvau nusipirkęs gal prieš 3-4 metus, ar gal netgi 5. Nežinau, man jos nelabai gal iš tikrųjų patiko, aš jas dabar naudoju tik tai šaudykloj, bet vis dabar ir plus, kaip pakeičiau savo šalmą, neturėjau kaip jį susidėti, nes jis tiesiog po šalmu netilpo. O dabar vis daugėja pratybų ir man atsibodo nešiauti paprastus kištukus į ausis, tai norisi kažkokią turėti apsaugą ir kad plus galėtum girdėti, susišnekėti ir kas ten žino, netgi pasijungti tą pačią raciją, kad minimaliai galėtum kalbėti. Tai būtent pasirinkau štai tokias Irmor ausinės, jos yra, kaip minėjau, ne high-endinės, aišku, jeigu lyginant su Swordinais, tai Swordinas yra jau Ferrariai. Ir tikrai jos yra brangios, jis kainuoja ten nuo 500 € prasideda, žiūrint kokio modelio. Tai kol kas tiek nenorėjau investuoti, paėmėm, paprašėm radijo sistemą, atidė būtent štai tokias ausinės, kurios tikrai man tiks tiek pratyboms ir šaudyklai, ir šaudimam, ir visiems kitiem dalykam. Tai pradžiai jos bus geros. Dabar, jos šiaip telpa po šito šalmu, nes aš per šaudimo varžybas naudoju šitas ausinės, jos tilpo, viskas buvo su jom gerai. Bet kadangi aš noriu šiek tiek pasitobulinti šalmą, tai ką mes darysim, mes tiesiog paimsim ir nusiardysim šitas ausinės, jos gali eiti štai būtent ant tokių laikiklių. Šitie laikikliai gali montuotis ant šoninių pikatinių, ne pikatinė, bet šoninį reilo, tai būtent paima, užsideda būtent štai taip ir prisimontuoja štai prie šito reilo čia šonė. Kodėl aš jų nenaudoju, paaiškinsiu, nes aš esu numatęs kitus reikalus susidėti ir man jos tokios biškai, kaip pasakyti, jos atlieka savo funkciją, bet paprastas labai. Aš norėjau kažko biškai mantresnio, tai todėl aš paėmiau irgi iš radijo ryšio sistemo Irmoro M19 laikikliai, jie yra biškai pabombinti, geresni, aišku ir kaina atitinkamai yra brangesnė, bet jie jau montuojasi būtent ant bigelio, užsikeša ir jie montuojasi iš šono. Tai kaip šitas ausinių laikiklius susimontuota ant ausinių? Labai paprastai, mes tiesiog paimam, pasukam, išimam būtent ausinės, tiek tas įsima ir tada lygiai taip pat padarom su kitų šonu. Nuimam, nusima ausinę, tada mums reikia štai šitą laikiklį irgi išsisukti. Nuimam šitą, patraukiam aukštynį, įsisuka ir nusiimti patį mikrofoną. Šiek tiek čia reikia panaudoti daugiau jėgos ir jisai išsitraukia. Štai, išsitraukia laikiklis. Ir tada mums reikia atkabinti velcro. Atkabinam velcro ir išsiimsim visus laidus. Vienas laidas. Tai velcro ir trečias. Ir štai mes nusimam visą laikiklį, visus laidus, išsipakuojam. Štai, nusimė visas korpusas. Ausinių laikymą, ne? Tai mes įdedam į šalį. Taip, šitus detalės nereikės. Ir dabar, ką pastebėjau nuo šitų ausinių, nes jos lygiai yra tokios pat, tai iš tikrųjų, ką jie pakeitė, tai pakeitė pačius ausų paduškėlės, ne, mato čia jis tokias, ir ilgainiui jos taip susispaudžia, galėtinai nebeišlaiko savo formos, negrįžta, nes aš ausinės laikau šitaip, o taip pat aš jas laikau, tai jos tiesiog susispaudžia, vis tiek atlieka savo funkciją, kaip pasakyti, jos dusina viską, gerai girdisi, jokių problemų nėra, bet tiesiog vizualiai nebeatrodo taip labai išvaizdžiai. Tai ką jie mačiau pakeitė bent jau šitą modelį, ar, kaip pasakyti, atnaujino, tai atnaujino pačius ausinių paduškėlės, jos tokios labiau gaunasi štai minkštesnės, gal patogesnės ausiai, švelnesnės. Tai va, gerai,
Dabar, ką mes darysim? Tai visų pirma, mums reikia prisimontuoti naujus ausinių laikiklius. Čia viskas labai iš tikrųjų, kaip sako, straight forward. Turim dešinę ir kairę, right and left. Lygiai taip pat ant laikiklių mes turime left ir right. Tai right eina ant right, left eina ant left. Ir kaip jos montuojasi. Dabar mes turim štai tokius laikiklius ir turim štai tokius laikiklius. Ir jeigu aš gerai atsimenu, turim apkeisti, kur yra iškilimas, būtent jos turi sutapti, tiesiog įdedam, įspaudžiam, užkabinam, štai taip įsispaudžia ir tada kitoj pusėje lygiai taip pat mes statom, kad užsifiksuotų, pasigirdę klinkt ir užsifiksavo, ne? Ir turim užmontavę vieną laikiklį. Prie štai, gerai. Ir dabar, kadangi mes turim laikiklį, štai būtent čia yra toks laikiklis, tai būtent mikrofono laikiklis čia ir užsimauna. Ir jisai lygiai taip pat atsifiksuos, nes turi tokį mažą laikiklėlį štai čia. Ne? Tai mikrofonas yra ant left, ant kairės pusės, tai mes tiesiog paimam ir užmaunam. Manam tol, kol pasigirs klinkt. Ir štai viskas. Gražiai primontuotas mikrofonas prie ausinės ir prie laikiklį. Tada lygiai tą patį padarom mes dešinę pusę. Taip. Bus štai šitaip. Paimam, užkabinam, spaudžiam ir tada kitą pusę užkabinam ir spaudžiam, pasigirda klinkt, ne? Dabar montavimas ant pačio šalmo. Tai labai paprastai turi griuvelius, iš galo paimam, sulygiuojam ir užmaunam. Užmaunam, atsireguliuojam aukštį. Aš manau, kad jos bus kažkur čia. Ir tada, kaip matot, mes štai turime čia tokį laikiklį. Tiesiog mes galime primontuoti čia laidą, ne? Ir lygiai taip pat mes tą patį padarome kairiai pusiai. Įkišam. Užmontuojam, palieku aš vieną laisvą skylutę nuo pačios, tiek čia, tiek šitoj pusėj. Ir lygiai taip pat mes turim štai būtent laidoj laikiklį. Įsidėsim į čia ir paskui jau čia žiūrėsim, kaip mes susitvarkysim su šitais laidais, nes tikrai mes jais galim susitvarkyti. Ir ką mes turim? Mes turim užmontuotą štai tokią sistemą ant šalmų. Tai šitą. Op. Tai va, tiek būtų iš ausinio ir jų laikiklių. Dabar sekantis žingsnis, kas būtų, dabar kodėl aš nemontavau būtent, kaip pasakyti, kodėl aš nemontavau ausinį būtent čia. Nes čia ateina mūsų draugai iš bunkerio ir turim Next Torch, ne? Next Torch. Dabar čia yra maksimum 80 lumenų, balta, raudona, žalia ir infraredinis lempos. Tikrai nėra jisai pigus, bet kokybė yra labai gera. IPX4 turi, maksimum 8 lumenų šauna ir atlaiko smūgius iš 2 metrų. Ne? Dabar mes paimsim, jį atsidarysim, išsipakuosim. Tai pakuotė, kas ateina, kaip turim pakrovėjas, čia yra USB-C, pakrovėjas turi montavimą. Šitas montavimas gali būti montuojamas ir prie šalmo, kaip matot. Su velcro galime jį prisiklijuoti, jeigu norim. Tada mes jį, va čia galim pukš prisiklijuoti, susimontuoti čia, jeigu norim. Aš to nenoriu daryti. Arba galim tiesiog naudoti kaip ant molio, ant ekipotės užsimontuoti, prisikabinti ant liemenės, iš apačios, visokių yra variantų. Dabar pats štai šitas gražuolis, ne? Jis labai paprastai montuojasi, kaip matot, lygiai tokia pat sistema kaip su tom ausinėm, tiesiog užmausim ant begelio, įstatysim ir viskas. Dabar, ką jis turi? Jis turi visų pirma baltą šviesą, ne?
Paspaudžius ir palaikius štai įjungimo mygtuką šiek tiek ilgiau, įsijungs aukštesnis režimas, kuris duos daugiau šviesos. Ja. Turi, kaip minėjau, raudoną. Štai raudona šviesa. Tada turi žalią šviesą. Ir ką turi infraredinę šviesą, kurios mes įjungę tikrai nematysim, bet mes matysim ją per savo naktinį matymo prietaisą. Lygiai taip pat naktinį matymo prietaisas turi lygiai taip pat papildomą šviesą įjungimui. Tai yra infraredas irgi štai, matom, čia turi infraredą įjungimą AR. Ir lygiai taip pat, kadangi turi brolį lazerį, jis irgi tai turi tą patį infraredo pasišvietimą. Vienas minusas yra tas, kad ir jūs matot per naktinį matymo prietaisą infraredinę lempą tiek jūsų priešai, tiek draugai, ne? Dabar kitas dalykas yra, štai turim čia IFF, tai išvertus vadinasi Identify Friendly or Foe mygtukas, tai yra tokia lemputė, kaip matot, va čia, ne, mes jos tikrai nematysim, bet jeigu mes ją įjungiam, tai šita lemputė visą laiką prioriterizuoja ir iškart išjungia bet kokią šviesą, kuri būtų nustatyta, tai būtų raudona, balta ar žalia, ir jinai iš karto išjungia ją ir įsijungia toks mažas beaconas, pavadinkim, švieselė, kuri gali identifikuoti, kad čia yra draugiškos pajėgos. Ja? Jeigu jūsų visas skyrius turi, jūs tiesiog paimat ją įsijungiat ir jūsų draugai matys per naktinį matymų prietaisas, kad tai esate draugiškos pajėgos. Dabar paliksim tą išjungtą. Ir kągi, kaip jis montuojasi? Aš jį montuosiu ant kairės pusės ir tiesiog paprasčiausiai jisai užsislenka per dagelį. Ir mes galim nusireguliuoti, kur jisai maždaug norėtų stovėti. Čia gal per daug. Kažkas tokio. Ir štai mes galime visaip judinti jį ir turėti. Kur norim pasišviesti, ar į užraštus, ar į dar kažką. Štai taip. Cool. Dabar, tai čia būtų tiek iš būtent šito. Dabar, dar vienas dalykas nepaminėjau. Šitas prožektorius ateina su baterija jau viduj. Ta baterija yra alkalaino baterija ir patikėkit, ką aš padarysiu. Aš tą alkalaino bateriją pakeisiu į ultra lithium bateriją, ne? Tai, kaip minėjau, kodėl aš keičiu, jau tą žinot, nes šitas prožektoriukas kainuoja 82 eurus, tai nėra jisai irgi, kaip pasakyti, pigus, paprastas prožektoriukas, nes tikrai turi labai gerų savybių savo ir tikrai nesinori gadinti gerą inventorius. Tai mes pakeisim tas baterijas į ultra light lithium. Ir spėkite, kokias dėsim baterijas štai į šitas ausinės. Lygiai taip pat ultra light lithium įsidėsim baterijas, ne alkalaino. Dabar. Kas eina toliau? Toliau turėtume mes dabar užsimontuoti, turbūt štai čia užsimontuoti brolio visą reikaliuką. Ne? Tai kaip minėjau, paimam šitą, užsimontuojam, prisitvirtina štai tas laikiklis raino ir tada mes galim prisimontuoti visą brolio laikiklį. Ir iš pažiūros būtų galima sakyti, kad visas šalmas yra išbaigtas, bet čia kol kas tik tai yra pirminis etapas, pasižiūrėsim, kaip jisai jaučiasi, koks yra balansas ir mes dar turime šį bei tą prie jo prisidėti. Aš būtent nusprendžiau uždėti multikamo tokius, kaip pasakyti, ant šalmo apdangalą, tai dėsiu ant viršaus ant šito. Ir pažiūrėsim, kaip jisai atrodys. Tai turbūt reikės gal netgi nusiimti būtent šitą laikiklį paskui, bet jis, kaip matėte, yra greit nuima, vienas mygtukas paspaudžiam ir viskas nusima. Ir užsidėsim šitą multikamerį. Bet pradžiai pasižiūrėkim, ar balansas yra geras pačio šalmo. Taigi, štai taip atrodo mūsų šalmas. Brolio laikiklis, raino, ausinės, ką mes turime ant galo svareliai. Kol kas viskas dar nesukaišta, nesudėliota, bet mes tikrai tą sudėliosim. Ir ką, beliko užsidėti šalmiuką ant galvos. Tai kodėl aš nedėjau pusę kilogramų krepšelį, todėl kad įdėjau 3, nes kaip minėjau, ausinės, prožektorius, jau prisideda svoris ir įdėjau tik 210 gramų. Pasižiūrėti, kaip viskas jaučiasi. Tai dabar tą ir padarysiu. Šalma uždėtas, įsiveržiam visus laikiklius ir nusileidžiam savo termovizorių ir pasižiūrim, kaip mums jaučiasi. Ar reikėtų dar kažką pridėti, ar ne.
Šiaip jaučiasi neblogai. Pabandysim įdėti dar vieną svarelę. Ir pažiūrėsim, kas tada gausis. Nusimam šalmą. Balansas, šiaip jaučiasi balansas neblogas, bet aš vis dėlto noriu pamėginti dar vieną svarelę įdėti, pažiūrėti, kas gausis. Tai iš viso turėsim 100-208 gramų sudėtus. Ir čia mes turime vietos iki, kaip pasakyti, dėtasi 5 svareliai, ne? Taip, įmetėm dar vieną papildomą svarelę. Ir kaip minėjau, jeigu mums reikia, naudosim naktinių matymų prietaiso, tada mes galim tos svarelius įsimti. Taip, gerai, žiūrim, kas gaunasi. Aišku, šalmas išsunkėja, kaip susidedam pusę kilogramo, kažkur pasunkėja, aš manyčiau, netoli kilogramo šalmas, ne? Ir šiaip šitas šalmas yra šiek tiek lengvesnis, jis gal sveria 1,5 kilogramo, tai jau gaunasi beveik 2,5 kilogramo. Tai šiek tiek šalmas išsunkėja, bet nėra ko norėti, nes mes turime būtent užsidėję štai tokius prietaisus, kurie mums leidžia būti šiek tiek pranešesniais. Gerai. Aš manau, kad balansas yra geras su 280 gramų, tai daugiau nebedėsiu, nes tikrai jisai nekrenta atgal. Ir viskas yra cool. Tai taip ir paliksim. Dabar mes galim greitai nuimti, jeigu norim, štai taip nusimam brolio naktinių matymų prietaisą ir lieka štai šitaip. Dabar apie ausinės. Tos ausinės yra labai paprastas reguliavimas, tai mes tiesiog pakeliam aukštyn, jos atsidaro, užsifiksuoja ir mes galim viską girdėti, mes galim pajudinti jas, užsidėti kur mes jas norim, ar tai būtų gale, ar dar kažkur. Ir kaip norim jas naudoti, tiesiog paimam, prispaudžiam, užsifiksuoja, priglunda prie mūsų ausies ir dusina visą garsą. Cool. Visą pagrindinę aparatūrą susidėjom ant šalmo ir šalmas yra išbalansuotas. Dabar ką liko, paskutinį akcentą uždėti, tai būtų šalmo kaveris, pavadinkim, ne? Tai maskuojantis toks tinklas, maslinkau multikamą, šiaip man multikamas prie širdies yra. Tai užsidėsim šitą šalmo apdangalą ant pačio šalmo, kaip minėjau. Aš įdėsiu jau ant originalaus, aš jau nenuminėsiu, tiesiog užmėsiu šitą ant viršaus. Dabar, kaip nemeluosiu, jums šiek tiek paskubėjau, nes pasižiūrėjau geriau iš tai šitą šalmo uždangalą. Tai jisai, aišku, turi priekį išpjovą laikikliui, tai viskas yra gerai. Ant galo jisai neturi jokios išpjovos laikikliui, antsvorio laikikliui, ne, ta prasme, kad išbalansuot, neturi tiesiog jokios išpjovos. Bet ką mes padarysim? Pasimsim peilį, išsipjausim kiek mums reikia ir reikės, žinoma, nusiimti šitą ir tiesiog prasikišti. Tai atsirišim laikiklius, tada visą gražiai susitvarkysim šitos laidus, viską pasikišim, panaudosim šitos džemkordus. Todėl aš ir nenuimiu, nes panaudosim šitos džemkordus, kad laikytų visą mūsų, pavadinkim, laidyną, ne? Ir užsidėsim šitą coverį ant viršaus. Tai darom, kaip minėjau, užsidėsim šalmo apdangalą ant viršaus ir štai būtent čia mes pasipjausime, pro kur pralys mūsų visas krepšelis, ne? Norint tą padaryti, tai visų pirma, aš dabar paimsiu ir atsirišiu šituos, ką aš atsirišau ir nusimsiu krepšelį. Taigi, kaip minėjau, atsirišau štai šituos džemkordus ir dabar ką padarysim, atsimatuosim, kiek mums reikia. Tai mes susidedam ant priekio, jį prasitempiam ir matom, kad mes turėsim štai išsipjauti gerą tokį gabalėlį čia. Tai tiesiog paimsiu aš ir išpjausiu. Dabar, kaip pasakyti, nėra čia ko jaudintis, nes vis dėlto nėra šitas apmušalas, kaip pasakyti, labai jau brangus, ne, jis kainuoja 14 eurų. Ir čia yra katinta su lazeriu pjaustyta, tai nieko čia baisaus nenutiks, tiesiog išsipjausim kiek mums reikia, kad prasikištų mūsų krepšelis. Ir viskas bus good. Pasižiūrim, kaip prapjojam, dar šitoj pusėj.
Gerai, dabar mes nuimam krepšelį. Ir dabar mes turim primontuoti visų pirma priekį. Tai kaip jisai montuojasi, labai gražiai iš čia užsideda, štai šitaip. Štai turim išpjovimą pačiam šalmui, laikikliui. O, labai gerai. Ir tiesiog atsiklijuosim, nes atsiklijuoja štai šitie padeliai. Yra viduje velcro laikikliai, kurie yra laikomi pagrindinio šito šalmo. Mes tiesiog juos pasikoreguosime, kad paskui galėtų prisiklijuoti ir velcro, kad viskas mums tilptų. Ir ką mes darom? Mes tiesiog paimam. Matot, čia iš tikrųjų galėjo geriau išdirbti, nes šitas turi dvigubą velcro užklijavimą, būtent padeliams, šitas neturi. Tai mums tiesiog reikia išdirbti taip, kad būtų vietos ir užsiklijuoti atgal padelius palik, ne? Tai aš tiesiog klijuosiu ant šitų. Pasižiūrim, ką turim. Paimam kitą laikiklį. O, čia šitaip. Galima, aišku, šituos atsiklijuoti. Prisimest per čia. Atsekti šitą laikiklį ištraukti. Taip, turim čia, tada šitas turėtų eiti kažkur va čia. Ir lygiai taip pat mes priklijuojam ir šitą. Ops. Prisiklijavim savo laikiklius. Dabar klijuojame priekinį padelį, jis turėtų būti prisiklijuoti, niekur nedingt. Ir laikyti. Tada klijuojam šoninį padelį. Ir tada klijuojam kitą šoninį padelį. Padelį įsiklijuoti. Taip, pasižiūrim ir mes jau galim prasitempti visą šitą reikaliuką ir pasižiūrėsime, kur jisai nusileidžia pas mus. Taip, jisai pas mus nusileis kažkur štai būtent čia. Šitaip ir čia. Ir aš manau, kad užteks, kaip matot, kad galėčiau šitą palikti laisvą. Pažiūrėsim. Gerai, tai čia ir bus užtenkamai vietos. Dabar aš kaip minėjau, kad noriu sutvarkyti laidus. Tai tiesiog paimsiu labai paprastai panaudojęs būtent šitą bungee jump cordą nuo originalaus laikiklio. Tiesiog padarau šitaip. Ir mes tiesiog juos sukišim štai čia. Per vieną ir tiesiog padarysiu aš paprastą snake knotą vadinamą. Va, šitaip padarau ir viskas čia, viskas ok. Tai va, gerai, dabar prasitempiu šituos. Įtepiam ganėtinai gerai. Pasižiūrim, kas čia vyksta. Tada keliaujam į patį galą. Ir mums čia jau reikės padirbėti irgi. Tai atsiklijuojam. Čia yra 3 užklijavimo taškai. Tai atsiklijuojam padelius. Klijuojam padelius. 1, 2, 3. Ir pažiūrėsim, kur mes galim juos sujungti. Taip, aš ateinu iki čia. Ir lygiai taip pat dėsiu ant originalių. Tai 1. Turim 3. Galim užklijuoti čia. Turim 4. Galim užklijuoti čia. Taip. Pasižiūrim, ką mes turim. Čia viskas man tinka ir dabar ką mes darom. Mes susiklijuojam atgal padelius, galinius padelius. Taigi, vienas, tada šoninis. Ir kitas šoninis padelis susiklijuoja.
Ir turim viską. Very good. Taip, padėjom iškliuoti. Dabar grįžtam atgal prie viso setapo. Tai atgal mes dedame savo laikiklį. Kliuojamės jį atgal. Ir turbūt, kad aš ką padarysiu, aš iš tikrųjų nupjausiu šituos, nepaliksiu jų kabeliuot. Vis jie gražiai užlys čia. Pjaunu čia. Pjaunu šitą, pjaunu šitą, pjaunu šitą. Čia nupjaunu ir čia nupjaunu. Ops. Viskas gražiai užlenda. Štai taip mes susitvarkom tokį reikaliuką ir, matot, turim. Viskas cool. Na, čia gal kažkokia, čia gaunasi tokia maža problemėlė gal. Bet dėl to mes nestresuosim. Realiai šito gal laikiklio net ir nebereikia. Mes realiai šitą laikiklį galim išimti. Ir aš tiesiog galiu nupjauti. Nes jisai nieko nelaiko. Ops, ops, ops. Štai taip. Apėjom problemą tokiu būdu. Ir visas šitas yra uždėtas multikamenį šalmo viršus. Taip, tai dabar ką padarysim? Jau turbūt neberodysiu čia, greitai praskipinsim, bet tiesiog užbaigsiu rišimo darbus iš šitos pusės prie šitų. Taigi, paėmėm ir susitvarkėm viską, kaip minėjau, prasipjovėm, užsidėjom, susitvarkėm, laidus susitvarkėm, viską susidėjom, susikišom ir mes štai turim štai tokį jau išbaigtą šalmą. Ir šalmas užbaigtas, štai taip jisai atrodo su visais primontuotais priedais, ausinių laikikliai, Irmor iš radio ryšio sistemų, ausinės Irmor laikikliai, tada turime iš Karo Tactical antsvoriai ir krepšelės ant šalmo, kad išlaikyti visą balansą, tada iš bunkerio turime Nextorčą. Ir lygiai taip pat turime M-Tako iš bunkerio maskuojantį galvos apdangalą multikamo spalvos. Ir viskas yra išbaigta. Užsidėsim šalmiuką. Dabar jūs turbūt domina sužinot, kadangi aš atrodau kaip vienaragis, štai būtent su šito naktiniu matymu prietaisu. Tai kas vyksta su juo, jeigu mes, kaip pasakyt, pratybos dieną, mums naktinių matymų prietaisų nereikia, ką mes darome su juo, ne? Tai dabar video pradžioje minėjau, kad mes turime kelis dėklus iš Karo Tactical. Tai būtent vienas iš tų dėklų yra štai šis dėklas. Ir tai yra dėklas naktinių matymų prietaisai. Jis yra paminkštintas ir būtent kaip mums nereikia naktinių matymų prietaiso ir mes tikrai nenorim vaikščioti kaip vienaragiai atrodantis, ne? Tai mes tiesiog galime nusiimti visą brolio naktinių matymų prietaisą ir pasilikti tik tai laikiklį, jisai mums tikrai nemaišo, ir įsidėti jį būtent štai į šį dėklą. Dabar šitas dėklas nėra vien tik tai skirtas naktinių matymų prietaisų laikikliui, jis turi vidinį paminkštinimą, kurį mes galime lengvai išsiekti ir šitas dėklas virsta tiesiog bendros paskirties dėklų. Tai vėlgi grįžtam prie Karo Tactical filosofijos, kad dėklas turi turėti daugiau negu vieną paskirtį, ne? Tai įsima apmušalas ir tiesiog tampa jisai bendros paskirties dėklų, tai galim dėti jį į ką nori. Bet
jeigu mes turim naktinį matymo prietaisą ir kaip minėjau, tas naktinį matymo prietaisas tikrai kainuoja nemažus pinigus ir mes tikrai nenorim jo sugadinti, tai štai turi būtent štai tokį paminkštinimą viduje, kuris prisikliuoja su velcro ir priekyje netgi yra dvi kilputės, į kurias mes galime įsidėti savo papildomas baterijas. Ne? Tai iš tikrųjų, kaip įsidedam visą apmušaliuką į vidų, pačio dėklo kokybė ir pats pasivymas, jisai jaučiasi, žinokit, kur mes galim palyginti su dėklu, su kuriuo atėjo pats brolis, tai paprastas toks dėklas, turi kažkokią kilputę, bet jisai nei paminkštintas, nei nieko, aš tikrai jo nežadu naudoti, nešiot, sandėliuot patį naktinį matymo prietaisą, o štai taip įsideda ir jis tampa labai super dalykėlis. Paimam naktinį prietaisą, kaip mes nenaudojame metu, mums jo nereikia, mes tiesiog įdedam į šitą paminkštintą dėklą, kuris apsaugos jį nuo smūgių visokiausių, jeigu jų būtų ir tiesiog gražiai bus. Žinoma, lygiai taip pat mes turime, kaip minėjau, štai baterijos, galim įsidėti papildomai bateriją, galim įsidėti papildomus priedus prie naktinio matymo prietaiso, juos į vidų. Ir lygiai taip pat, jeigu mums nebereikia naktinį matymo prietaisą naudoti ir mes nenorim turėti antsvorio ant nugaros, tiesiog atsisegam, net nereikia šalmo nusimti, aš įsiimu visus svarelius ir galiu lygiai taip pat gražiai įsidėti juos štai į šį krepšelį ir turėti. Ir vėl šalmas tampa lygiai toks pat lengvas ir nebelošia galvos atgal. Super. Ir dabar bonusas, kadangi sėdžiu tamsiam kambarį, tai mes galime iš tikrųjų pasižiūrėti, pratestuoti būtent štai Nextorchą, IFF mygtuką pažiūrėti, kaip matosi per naktinį matymo prietaisą. Ir lygiai taip pat mes galime išbandyti Nextorcho IR infraredinį prožektorių. Pasižiūrim. Taigi, kaip matot, esam aklinoje tamsoje ir naktinį matymo prietaisas įjungtas. Ir galime per jį pabandyti pažiūrėti. Dabar nežinau, ar išeis sugaudyti mums fokusą. Atleiskit biškį pareguliuot. Kur čia? O, gal fokusą bus gerai. Gerai, tai turim naktinį matymo prietaisą ir mes per jį žiūrim. Dabar bandau sureguliuoti fokusą, jeigu nesigaus suriukas. Mes vis dėlto filmuojam per kamerą šitą visą reikalą. Man ganėtinai prastai matosi. Bet anyways, tai dabar ką mes padarysim, pabandysim Nextorchą ir pabandysime mes įjungti, IFF mygtuką, kur per naktinį matymų prietaisą mes turėtume matyti draugiškus padalinius. Aš jau filmuoju tą mygtuką įjungtą, mes nieko nematom, bet jeigu mes pasižiūrėtume per naktinį matymų prietaisą, tai matome, kad IFF-as paspaudus mygtuką mes matome mirksinčią lemputę, ne? Dabar, aišku, tai yra gerai, kad pamatytume draugiškus padalinius, jeigu nori kažkas įjungti lemputę, bet lygiai taip pat priešas, kuris turi irgi naktinį matymo prietaisą, tai jūs būsite tiesiog žiburys, ne? Jie irgi matys, jeigu jie naudoja naktinį matymo prietaisus. Bet, kaip matot, lemputė veikia. Dabar, sekantis dalykas būtų pabandyti infraredinį režimą, tai įjungiam raudoną lemputę, įjungiam žalia dega ir tada mes įjungiam vadinamą infraredą, ne? Ir žiūrėsime štai, matosi kaip šviečia, taip, nieko nematom, žiūrint per naktinį matymų prietaisą, mes matom kaip šviečia infraredinė lemputė. Ir dabar mes ką darysim, persijungsime į tiesiog, pasakykime taip, žalia, ne, kuri čia buvo žalia. Tai kaip matot, dega žalia lemputė, matosi ir per patį termovizorių šviesos spindulis. Ir dabar, jeigu mes įjungsime IFF, tai draugiškų pajėgų identifikacijos mygtuką, jisai pagal viską turi perimti pirmenybę ir išjungti bet kokią šviesą ir tiesiog išjungs tą žalią šviesą ir švies tik tas identifikacinis lemputė. Tai jeigu aš įjungiu, štai užgeso. Ir tada matome vėl beaconą, jisai mirksi. Super.
Taigi, tiek būtų iš šito video, matėte, kaip mes pabombinam, paturbinam, atnaujinam šalmą, užsidedam visus reikiamus priedėlius, viską susisetapinam, susikoreguojam. Tai, jeigu jums patiko video, kodėl dar nesubscribinat, pasubscribinkit, parašykit komentarą, numeskit laiką, pakomentuokit, pasidalinkit video ir visus panaudotus priedėlius, įrankius ir visą kitą, ką matėte šiame video, bus visi linkai aprašyme, tai galėsit nueiti, pasižiūrėti, jeigu reikės jums irgi galvoti atsinaujinti šalmą, įsigyti ir naudoti. Ačiū jums, kad buvot ir iki kitų kartų.